spekuliantas ir negražus. Čia lietuvių kalba, Forexe nieks nevartoja. Gerai, nesvarbu. Spekuliantas, tai patikrinsi ką. Bet dabar kalbam, ką reikia. Tai tie kurie spekuliuoja valiutomis, iš Europos Sąjungos, tai jie tikisi, pavyzdžiui, ne, kad ateityje dolerio vertė kils ir tada jie perka JAV dolerį. Ir va dėl to dolerių paklausa auga. Čia galima gal sugalvoti dar daugiau tų priežasčių, bet šitos 4 jos iš esmės yra pagrindinės priežastys, kurios laisvai, čia kalbu apie tą laisvai svyruojantį arba kintantį valiutos kursą, kur paklausa ir pasiūla formuoja valiutos pusiausvyros kainą. Tai va čia va tik tai apie šitą, nes jeigu mes kalbėsim apie, pavyzdžiui, fiksuotą kursą, tai gali jau įsikišti centrinis bankas ir sąmoningai parduoti valiutą arba sąmoningai pirkti tam, kad tą fiksuotą kursą išlaikytų. Dar kas yra labai įdomu, bet čia nebūtina pasakoti, šiaip tai sako, kad tų laisvai tokių visai svyruojančių valiutų, kad valstybė leistų kursui tiesiog bele ką daryti, bele kiek kristi arba bet kaip kilti, tai praktiškai pasaulyje tokių nėra. Ir visos valstybės kažkaip vis tiek jos taip, tai yra laisvai svyruojanti valiuta arba su kintamu valiutos kursu, bet vis tiek, jeigu pradės kažkokie dramatiški dalykai darytis, tai valstybė įsikiš ir centrinis bankas vis tiek kažkokius rezervus parduos ar dar kažką darys, bet bandys reguliuoti tą kursą. Tai va, teoriškai kaip ir yra, bet praktiškai tai jeigu atsitiktų kažkokie dalykai, tai nieks Kita dar variantą įdėjau su pasiūla, tai dabar dėl ko pasiūla, pavyzdžiui, gali dėti. Tai vėl tie patys dalykai, tik tai iš pusės, ne? Dabar jau pasiūla yra dolerių iš amerikiečių, o paklausa iš Europos, ne? Tai amerikiečiai nori įsigydyti daugiau prekių ir paslaugų iš Europos Sąjungos, tai va, jie tada ten didina dolerių, jie perka kažkokius dalykus iš Europos ir tada didėja dolerių pasiūla valiutų rinkoje. Tai čia vėl panašios priežastys, tik atvirkščiai infliacija mažesnė nei JAV, auga JAV vartotojų pajamos, keičiasi skonis, palanku investuoti Europos Sąjungos, palūkanų normos Europos Sąjungoje auga ir tie spekuliuotojai, kurie spekuliuoja valiutomis iš JAV, jie mano, arba tikisi, kad ateityje JAV dolerio vertė kris, todėl jau jie pradeda, kaip čia sakyti, gal negražus žodis, atsikratyti, bet bando išsikeisti valiutą į kitą, kuri būtų kaip saugesnė arba stabilesnė, arba taip, kad jie neprarastų paskui ateityje savo pinigų. Dabar kokie yra privalumai? Kiekvienas valiutos kurso ta sistema, arba angliškai dar vadina režimu, tai kiekviena ta valiutos sistema, ten ar kintančio kurso, ar fiksuoto, ar ten dar kažkokio, jinai turi kažkokių privalumų ir trūkumų. Nė viena ten nėra tobulai gera, bet aišku, didžioji pasaulio dalis turi kintančias valiutas, kintančio valiutos kurso sistemas ir tai, ko gero, yra turbūt geresnis dalykas. Tai kas čia yra gerai? Tai kad automatiškai prisitaiko prie ekonomikos pokyčių, pavyzdžiui, jeigu yra prekybos deficitas, tai reiškia importas didesnis negu eksportas, tai valiuta silpnėja, o tai skatina eksportą ir mažina importą. Nereikia didelių užsienio valiutos atsargų kažkokių turėti tam, kad išlaikytum tą kursą, ne? Tai kartais reikėtų parduoti valiutos atsargas, kartais reikėtų pirkti savo valiutą rinkoje, tai žodžiu, kad šitų dalykų čia nėra, nes kaip ir, kad kas nereguliuoja kurso, tai automatiškai ten tas kursas tai mažėja, tai didėja pagal paklausą ir pasiūlą. Tada yra savarankiška pinigų politika, vyriausybė gali vykdyti nepriklausomą. Natūraliai kinta, tai tada yra mažiau paskatų spekuliuoti valiutą, norint, tarkim, ten jos kursą pamažinti arba padidinti. Aišku, ten esat girdėję ten istorijų visokių, bet aš nekalbu čia apie tokius smulkius kažkokius investuotojus, kurie, nežinau, turi ten 1000 eurų ir bandys paveikti dolerio kursą, bet jeigu milijardus ten turi pinigų, tai gal ir galima šitą jau nuveikti. Ir trūkumai kokie. Tai gali būti nepastovumas tas valiutos kurso. Tai nereiškia, kad ne visos valiutos
valiutos labai stipriai svyruoja, bet taip gali būti ir tada yra neapibrėžtumas ir verslui, ir investuotojams, ir yra galimybė draustis nuo valiutos svyravimų rizikos, tada yra sunku, gal ne visai neprognozuojamas, bet gal aš net pataisysiu iš karto, gal sunkiai turbūt prognozuojama, gal tai bus gražiau. Sunkiai prognozuojamos eksporto ir importo kainos, todėl kad jeigu staiga kursas pasikeis, tai tada, ką esi nusimatęs, nebebus taip, ne? Tai sunkus ilgalaikis planavimas. Gali skatinti infliaciją, nes jeigu labai valiuta nuvertėja, tai importuojamas prekės brangs ir dėl to šaliai gali augti infliacija. Pavyzdžiui, jeigu šalis ten, nežinau, gali atgrasyti užsienio investuotojus, nes jeigu labai nestabili valiuta, tai tada jau, aišku, niekas nenorės investuoti. Bet jeigu nori daryti, tai tada labai jau rizikinga. Aš vieną pavyzdį, gal du net pavyzdžius įdėjau, yra Honkongo doleris fiksuotas su JAV doleriu tam tikrų kursų, arba ten Jungtinių Arabų Emiratų doleriu. Ir maždaug kažkokį kursą palaiko, tai tos šalis turi biškį padirbėti, bet aišku, reikia suprasti tokį dalyką, jeigu susieji valiutą su kažkokią laisvai svyruojančią valiutą, ten, pavyzdžiui, doleriu, tai nors tas santykis yra kaip ir išlaikytas, ne, bet suprantat, kad doleris ir tas dirhamas ten svyruoja. Tai nors santykis nesikeičia, bet suprantat, ką noriu pasakyti. Tai va, dabar čia vadinasi kitaip, kada kursas keičiasi rinkoje natūraliai, ne, tai mes sakėm, kad valiutos kurso kilimas arba valiutos kurso kritimas yra appreciation ir depreciation. Ir jeigu, bet tai yra netyčia, tiesiog ta valiuta pagal paklausą pasiūlą, ne, jos kursas arba kyla arba krenta. Bet fiksuoto kurso sistemą galima sąmoningai keisti ir tikrai, kas tokie kaip aš jau vyresni biški, tai prisimenam, kiek buvo spekulacijų, sakyčiau spekulacijų, nežinau, gal negaliu taip sakyti, bet man taip atrodo, tam tikrų metų, kad jau litą tai devalvuos. Nors mes turėjom, bet čia istorija, neturėjom valiutų valdybos modelį ir ten negalėjom prisispausdinti ten tų litų kiek nori ir ten turėjo būti atsargų atitinkamai kitų valiutų. Tai labai daug visokių dalykų buvo, kas iš esmės užtikrino, kad niekas nieko nedevalvuos, bet tokių labai rimtų buvo daug ir tai aišku, tokiem visokiem ten, pavyzdžiui, bankam yra baisiai naudinga, kai žmonės puola keisti vieną valiutą į kitą, už tai reikia mokėti ten kalnus mokesčių, aš ne apie šiandien kalbu, nežinau, kiek šiandien koks nors ten keitimas, ko nors kainuoja, tikrai jau nieko labai seniai nekeičiau, bet tada ten prieš daug metų, nes 15 euras, ne, tai pat skaičiuokit, prieš 15 metų ar ten 20, tai buvo biški situacija kita. Tai va, tai devalvacija, kada centrinis bankas specialiai tiesiog sumažina valiutos kursą kitos užsienio valiutos atžvilgių, o revalvacija, tai kada tas kursas yra pakeliamas. Tai jie turi specialius pavadinimus, bet devalvacija arba revalvacija, tai tik tai fiksuoto valiutos kurso sistemai ir jokių būdų nereikėtų painioti ir sakyti to apie natūralius procesus, kurie vyksta šitoj kintamų kurso sistemų. Aš čia dar įdėjau tokį, va čia tai galiu prisipažinti, čia man padarė ChatGPT ir čia sąmoningai jau gali tai kam nerodyt, galit rodyt, bet čia aš dar kartą bandau jūs stumtelti, naudoti ChatGPT, pasilengvinti savo gyvenimą kuriuose vietose. Aš jo neprašiau šito dalyko padaryti, neatsimenu, ko aš ten paklausiau ir staiga žiūriu, bam, jisai man padaro lentelę. Ir ta lentelė nėra dūna, jinai visai tokia nieko. Ir va tai dėl to čia įdėjau tokią, kas yra devalvacija, kas revalvacija, kas atlieka, ne, jis labai teisingai sako, kad čia centrinis bankas, kas darosi eksporto.
valiutą, tai aišku, čia galim kalbėti apie mokėjimų balansą čia kitą kartą, bet vienas skatina eksportą, kitas sumažina, vienas brangina, kitas pigina, bet atsitinka dalykai su infliacija. Dėl šitų priežasčių gali didėti arba mažėti, tai man iš tikrųjų labai visai, tikrai patiko šitas dalykas ir aš tikrai jūs labai skatinu nebijoti to ChatGPT, aš tikiu, kad daug kas turbūt pasinaudoja ir ten net uždavinius spręsdami tikrai meskit, liepkit išspręsti, liepkit patikrint, sakykit, ar tu tikrai čia gerai sprendžiau, kodėl čia taip, kodėl anaip, ir jis tikrai daro dalykus, tai čia tokia pagalba savo, ar kažkokios minties, kai reikia idėjos ar kažkokio tikrai. Dabar kokie privalumai ir kokie trūkumai fiksuoto kurso. Tai privalumai jo pakankamai, jis užtikrina ekonominį stabilumą ar prognozuojamumą, toks, pakankamai aišku, ne, kad kursas yra fiksuotas, jisai stabilus ir jisai čia nesiruošia nei kristi, nei didėti, nei mažėti, tai galima kažkaip prognozuoti dalykus ir planuoti, ne, ilgų laikotarpių. Tai mažina riziką verslui, investuotojams ir dabar bet kokie trūkumai. Tai iš esmės riboja Centrinio banko tą gebėjimą naudoti monetarinę politiką, nes čia reikia stebėti valiutos kursą ir dirbti, nes jį reikia palaikyti, tada likvidumo problemos, reikia didelių užsienio valiutos atsargų kursui palaikyti. Ir aišku, gali skatinti spekuliaciją valiutų rinkose, nes kai yra fiksuotas kursas, tai galima bandyti tą kursą ten pamažinti arba padidinti dirbtinai, ten perkant arba parduodant valiutas, tai čia gali kilti noras, bet sakau dar kartą, čia ne apie 1000 eurų ir ne apie 5 kalbam ir net ne apie 25. Tai va, ir trečia, kurio programo nėra, bet kuris egzistuoja, tai taip labai greitai ir trumpai apie šitą noriu pasakyti, tai yra reguliuojamas valiutos